Sveiki visi. O, kaip garsiai. Garsas. Taigi, mane pristatė, ten buvo parašyta Žygimantas Gudelis Gon. Aš esu vokalinis perkusijos atlikėjas arba kitaip beatboxeris. Turbūt visi žino, kas yra beatbox. Pakelkit ranką, kas nežino. Aha, beatbox. Va, kiek daug nežino. 2. Beatboxas yra meno rūšis atkartoti garsus arba menas imituoti garsus. Pagrindė tai būna mušamieji, o taip tai... Oho, čia pats jungiasi. Kaip padaryti? Išsitrinom viską iš atminties, nieko jūs nematėt. Gerai. Taigi, atsukam. Gerai. Jau dabar visi žino, kas yra beatbox. Va, kokia apsišvietus auditorija. Tai va, labai smagu, kad tiek daug žvalių veidų šį rytą. Aš tokiu metu šiaip tai miegu. Ir kadangi nebuvo techninių galimybių padaryti live streamo iš mano miegamojo, tai turėjau atvažiuoti čia. Nu, ką padarysi. Bet tai irgi nėra blogai. Aš esu gyvai. Tai va. Kaip ir sakiau, aš tokiu metu miegu ir skleidžiu įvairius garsus. Šiaip va, ką tik garsą išskleidėt, labai puikų garsą. Kosulys. Iš kosulio galima įvairiausių dalykėlių prisigalvoti. Naudoti kaip ritminį elementą arba kur nors, kad fone jisai nuskambėtų. Ir panašiai. Tai, ką jūs čia matot? Čia guliu aš. Šiaip ne aš dariau šitą prezentaciją, tai net neįsivaizduoju, ko galima tikėtis. Bet taip tik įdomiau. Aiste, nieko nepridarėjai. Tai va. Bet taip ir reikia. Improvizuot. Kaip ir su garsais. Tai kaip aš taip pradėjau skleist garsus ir kaip jie man padėjo tapti tuo, kuo aš dabar esu. Tai aš tiesiog užsidariau kambaryje, izoliavausi save ir kurį laiką neturėjau draugų. Kokius 3 metus. Išėjau iš kambario, parodžiau, ką aš ten čepsiu ir draugų atsirado. O dabar stovi čia. Tai kartais izoliuotis yra gerai, bet ne per daug. Ir šiaip gyvenime realiam ir dienomis esu architektas. Čia labai man patinka šita tokia nuotrauka, tokia gili. Jo, čia. Tai labai skaudi tema. Ir šiaip aš dienomis dirbu, kartais ir guliu, bet kaip viskas prasidėjo su beatboxu, tai suradau bendraminčių, su kuriais sukūrėme grupę ir pradėjom tiesiog spjaudyti. Spjaudėm ir gaudėm ir mums labai vis sekėsi, mus kvietė į užsienį, į Rygą. Va. Dar vieną kartą Latvijai buvom, dar kažkur. Bet jau tarptautinės žvaigždės buvom. Na ir iš šitų 3 žmonių aš toliau gal esu aktyviausias, bet man šita labai brangi nuotrauka su labai didelė auditorija. Ir tiesiog man primena laikus, kad viskas prasidėjo tiesiog kaip žaidimas ir reikia žaisti su tais garsais. Ir kuo tas žaidimas įdomesnis, tuo lengviau sužavėti žmonės. Ir tas žavėjimasis labai priklauso nuo auditorijos. Ką reikia tokio padaryti, kad paimti tą auditoriją, kad jinai
linksėtų galvą, ar ten būtų susiraukę, nesuprastų, kas vyksta. Tai, kaip matot, čia yra tokia auditorija, o štai čia, reiškės, Lietuvos mokslo akademija. Ir aš labai tokią parašiau kalbą, jinai užrašyta. Aš tai, reiškės, pagrindė priebalsės toj kalboj buvo ir parašiau pranešimą. Visi dėmiai klausė. Čia buvo toks, mokslininkai, nežinau, turbūt, nežinau, ką jie galvojo, bet svarbiausia, kam rodė šis mokslininkas mano kitą pranešimą apie garsą, tai man šitą nuotrauką irgi labai, labai gera. Jėga. Taip. Tai kartais reikia įterpti garsų tarp šnekų. Kažkaip burna džiūsta, atsiprašau. Taigi, kaip ir sakiau, pagrindė beatboxeriai imituoja būgnų garsus. Jie įsivaizduoja būgnus prieš save. Reiškės lėkštės. Reiškės solinukas ir bačka. Na. Ir kaip sakant, kai save izoliuoja namuose, šiaip būgnininkai, kai neturi būgnų, grįžta namo su lasdelėm per pagalvės daužo. O ką beatboxeriai? Jie tiesiog rankom musikuoja. Tai man visą laiką sako, ką tai ten darai? Tai va, aš įsivaizduoju, kad turiu būgnus. Na ir visaip aš makaluoju su liežuviais ir su lūpom. Tai būtent beatboxas ir gimsta mūsų viršutinėje kūno dalyje. Kaip ten rašo rimtesni aprašymai, beatboxas kuriamas viršutinės kūno dalies organais. Tai, bet žinoma, ir vidurinė, nes mes kvėpuojam plaučiais ir panašiai. Tai kokie organai naudojami? Žinoma, liežuvis. Nežinau, ar dantis yra organai. Bet reiškia, ryklė. Be organų seilės naudojam, kvėpavimą. Ir gaunasi labai įdomus dalykai. Tas hobis man šiaip praplėtė labai akiratį, atveria labai daug galimybių keliauti. Dabar ir tarptautiniu mastu, ne tik į Rygą. Ir tai labai yra smagu. Taigi, dar ta auditorija kinta. Labiausiai man patinka vaikam pristatyti. Čia labai gera nuotrauka, atrodo kaip planšetėj. Išmanusis. Tai, jo, gerai čia. Čia buvo Saulės gimnazijai, irgi vaikam pristačiau. Bet, vat, sakau, nuo kiekvienos, vat, mokslininkai tai tylėjo, tokie susiraukė. O vaikai pradėjo mane užpuolinėti, padaryk tą, padaryk aną. Tai sakau, labai skiriasi auditorija ir vaikam įdomiausia, nes jų taip lengvai nepaimsi, kaip sakoma. Jau turi būti pasiruošęs, o kad ir pasiruošęs, vis tiek nenumatysi. Tai va, vaikai yra jėga. O, atsimenat, matėt nuotrauką, kur aš guliu lovai. Tai ką man beatboxas dar padeda daryti, aš dalyvauju įvairiuose konkursuose ir laimiu prizų. Taip, čia nereklamuosiu, bet gera aparatūra.
Tai tiesiog ir tų konkursų daug. Šiaip tai Lietuvoje 2007 metais tapau metų beatboxeriu. Reiškės, čia tarp kitko, pristatysiu savo draugus. Čia yra Taitas, Human Beatbox puslapio siela, dabar jau perleido jį kitiem, o ten yra Anglijos beatboxeris Hobbitas. Tai va. Iki. Taip. Čia mano draugas Sylas. Reiškės, spjaudžiau ir vieną kartą apšildžiau Sylą koncerte. Nu, tai prašau. Turiu šitą pakabutį. Ir pagalvoju, koks absurdas, žmogus spjaudo ir jį kviečia paspjaudyti arba papasakoti, kaip spjaudo. Gal gali ateiti iš ryto papasakoti, kaip spjaudo ir kaip tau sekasi. Tai va. Bet tai nėra visiškas absurdas, nes čia yra įdomiausias dalykas, kad aš spjaudau, bet mane pakvietė spjaudyti ir vairuoti mašiną tuo pačiu metu ir atidaryti saloną. Tai ten aš. Vos pataikiau įsukti, nes nu netaip lengva. Turi pataikyti ritmą per ausinę klausai, visur skamba salėj ir dar tai filmuoja, turi greit važiuoti, nes negali per vėlai išlipti. Prieš išlipant reikia išjungti automobilį, kad neuždūstų žmonės. Visą laiką linguot takte, įsijautas dvigubai stipriau kaip aktoriui, užlipt ant scenos. Tai va, tai beatboxas man atvėrė daug galimybių dalyvauti įvairiuose renginiuose ir išbandyti jį ir pritaikyti. Tai ar produktų pristatyme, ar kažkokioje reklamoje, edukaciniai veikloj. O čia yra mano bendraminčių ir kolegų ir komandos, kuris manim dirba, filmuojant klipus ir palaiko mane. Tai mes su jais filmuojam labai įdomius klipus ir šita nuotrauka yra iš filmavimo, su kuriuo mes laimėjom kelialapį šiais metais. Buvom kovo mėnesį Šveicarijoje Grand Beatbox Battle ir Loopstation kategorijai atstovavau Lietuvą. Mūsų video tiesiog laimėjo tą kelialapį tenais nuvažiuoti. Tai daug pakvaišelių. Ir su tuo pakvaišimu mes, kaip sakant, bandom kuo įdomiau vizualiai pateikti tą beatboxą. Tai va, aš nuvažiavau į Šveicariją, pašūkau, čia biški pikseliai, nepykit. Apstulbęs buvo kolega. Reiškės, daug kas sako, kaip galima derinti architektūrą su muzika. Taigi visą laiką sėdi prie kompo viską. Tai per architektūros renginį galima atidaryti renginį kaip architektui ir daužant per architektūrinis paviršius. Tai sugalvojau. Ir kur sukosi muzika, kol čia rinkotės, tai buvo būtent įrašyta iš to performanso per įvairius paviršius viename banke. Nesakysiu koks. Taigi. Ir kaip matot, aš turiu čia visokio aparato. Jie vadinasi loopstationai, dar kitaip efektų pedalai. Ir kai aš nusipirkau, aš pradėjau žiūrėti labai daug žemyn. Ir kiek aš daugiau nuotraukų rodysiu, tai visą laiką taip. Nes reiškia, turiu žiūrėti, kas čia vyksta. Tai kuom beatboxas įdomus, kad po to nebežinai, kur jį pritaikyti. Esu ir teatre beatboxinės ir pagal tai šoko, ten gali reklamose, kaip sakiau, pristatymuose įvairiuose, bet beatboxą dažnai pasiema, aišku, kaip beka vietoj būgnininkų, muzikantai, bet kai tu groji vienas, tai tavo bekas yra loopstationai. Reiškia, tu save ten gali įrašyti
Ir tai kartosis ir kartosis, toj pademonstruosiu. Bet kai matot, mano kolega čia Gediminas nustatinėja kamerą, kad įrodė žmonėm tą procesą, kurį aš čia makaluoju su tais savo pirštais. Ir va, dar vieną nuotrauką, reiškia, visą laiką žiūri žemyn. Tai aš irgi pradėsiu groti ir irgi žiūrėsiu žemyn. Ir dar vieną nuotrauką. Šitą, ko įdomi nuotrauka, tai kad būtent nestereotipinis mąstymas ir bandymas tą beatboxą kuo labiau įvairiai perlaužti, pagalvoti, kaip kitaip kokį garsą skleisti, kaip efektuoti, mane atvedė į minimalistinės muzikos sceną ir aš dažnai dalyvauju lygiateisiškai elektroninės muzikos renginiuose su DJs ir kitais gyvais atlikėjais. Tai mano būna pasirodymai visiškai gyvi, be jokių iš anksto įrašytų semplų, be jokių garsų. Aš tiesiog viską kuriu vietoj ir bet kokį garsą, kokį jūs girdit, kad jisai kaip ir elektroniškai beskambėtų, pirminis jo šaltinis yra mano viršutiniai organai. Ir prašau, tai tuo, kaip sakant, mažiau kalbų, tuo atsigersim biškį. Šiaip mes tą muziką kūrėme, tiksliau, skleidžiame garsus ir iš to galbūt kokiam nors praeiviui girdisi muzika ir mes galim būti kūrinio dalimi net to nežinodami, tiesiog eidami, kaip nors ritmingai dėliodami savo kojas arba kvepuodami, besikasydami pakaušį, kosėdami. Tai va.
Taigi. Čia viskas įrašyta buvo. Nieko tikro. Tai va. Čia pridėjęs aparatūros, aš visko čia, daug mygtukų, viskas įrašyta. Čia, ką čia? Tai va, kas įdomu, kad tie garsai kilo ką tik iš mano burnos, bet su įvairiausiais efektais mes juos paverčiam į, bent jau man atrodo, pakankamai paprastą kūrinuką, kurio galbūt įmanoma klausyti ir galiu labai man patinka šitie aparatai. Nes visaip gali savo balsą ten keisti ir panašiai, visokių nesąmonių prisigalvoti. Ir panašiai. Ir bedėliojant visokius tokius efektus, kūrėm muzikinį kūrinį. Reikia tiesiog, viskas labai paprasta, reikia tiesiog skaičiuoti, pataikyti pirmą lupsą, reiškia, čia iškart pasimti kokį reikia efektą, įrašyti čia biškį paefektuoti, įrašyti ir po to ant galo dar čia biškį paefektuoti, pagalvoti dar apie kompoziciją, kad vienodai nesisuktų, dar reikia ir padainuoti, kad žmonėms įdomiau būtų, dar paefektuoji ir baigi. Nu, sakau, viskas labai paprasta. Tiesiog, šitai paprasti garseliai. Mažiau kalbų, daugiau garsų.
song. Towards the 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 song. O, galit dar paplot, pabandysime kažką. Aš jums dabar paplosiu. Tai va, reikia būti kūrybingiams ir galimagi kvėpuoti. Irgi nepaprastai kaip nors. Nu kam kvėpuoti taip nuobodžiai kaip nors? Arba knarkti. Galima knarkiant, galima ką nors, nežinau. Kažko sugalvoti, ar ten, arba kvėpuojant. Nu ar ką nors, nežinau. Reikia būti kreatyviems, ypač rytais, ir daryti tokią mankštą, iškart artikuliacija geresnė bus. Ir dėkui labai Creative Mornings, kad mane pakvietė. Tikiuosi, nesugadinau labai ryto. Ir ačiū. Ačiū.
Taip. Ačiū. Taip, o... Yeah, pop, come on, yeah, pop, come on. Come on. Nu, kažką... Prigalvo. Tokie dabar dalykai vadinasi old schooliniai, reiškia.